Tai ką, šį kartą jau sveikinuosi iš kitos kabinos, kadangi truputėlį yra minčių apie traktoriaus pakeitimą, tiksliau 2 traktorių į vieną, tai reikia išbandyti visus. Ir tuo pačiu papuolė Fendo demo, tai bandome 724, jau su Fend One, visais bajeriukais. Užsikabinę akėčias, tas pačias akėčias, tik gaila, kad šiandien palijo, tai traukia realiai panašiai. Vėl čia reikia padangas susižiūrėti, mes padangas daputėm, visus tos dalykus. Ir plus traktorius 4-5 procentai buksuoja vietom, tai biškelį ne tos sąlygos, kad pilnai įsivertint. Bet kuro sąnaudos tos pačios buvo. Bet akėčias neša kuo puikiausiai. Labai patiko kabina visa ant orinių pagalvių. Reikia išsijungti priekinę tiltą. Taip, pedalą pasidarom. Ten 5. Reikia geriau. Powerą persijungti iš pirmos į antrą, fendistas. Sankabą įsimint, pasispaudžiam antrą. Labai tylu kabinui, žiauriai tylu. Šiaip iš tikrųjų pirmą kartą važiuoju su Fendu 7 serijos, niekada gyvenime nesuvažiavęs. Ir su naujesniu Fendu net nesuvažiavęs, dar prieš tai modelis, kur buvęs, tai kol kas visai viskas fainai, įdomiai. Labai patinka, kad akėčias paneša. Ir skaitykim, kad be jokių problemų, aišku, kad priekio tono 800 yra pakabinta. Tai žiauriai naistas lenktas priekinis stiklas. Salta kabina kaip amortizuoja. Čia kalniukai, tarp kitko. Avarijų dėžė, negaliu kaip tai patinka man. Nuspaudi gazą jau. Valytuvas iki pat apačios nuvalo tokį lanką. Ok, aš čia dar realiai nieko nemokus, čia su tuo net nesusikalibravę čia tų, čia, žaidimas atskiras, žinau, kad man reikia paspausti šitą mygtuką vieną, čia irgi susikalibruoja, užsidega kokią nori spalvą ir taip toliau. Sulankstome akėtėlės. Taip, tada padaręs ant šito perimčiau įplaukiantį, sukeliam, tada virbus pasidarom ant taip va, ir tada persijungiam powerą į pirmą.
Tada sustojam biškį kampu, pasispaudžiam navigacinę, pasidarom šitą, A plus kampas, pliusiukas, 2,9. Spaudžiam A, turbūt šitaip, nieks nepasikeitė. Aha, A plus kampas, gerai, kampas geras. A, šie. Kabina mažesnė, bet tai čia... Nu, vienam sėdėt kabinoj, tai čia mėgnikas. Kažką reikia kėčias reguliuoti. Kodėl? Per vidurį užžiūrėti. Tai gal... Traukia jisai. Čia geriau traukia. Ką? Čia geriau traukia. Automatika. Įsijungti reikia automatiką. Valytuvas jau visų lygi. Kuo daugiau, kad nuvalytų. Bet tylesnis turbūt negu. Panašu jo kabinui. Baigėsi termovisas. Arčiau priešta, ne? Nu jo, pažiūrėk, kaip lietus lyja. Kaip stačias tu važiuosi? Ne, aš tave reikia čia paleisti. Tu gali... Va, dar vienas sventas laksto. Nu ką, baigiam demo turą. Lietus lyt pradėjo labai. Baigėsi visi darbai, turėjom ir purkštą važiuoti šiandien, ir posėlius pabaigti sėti. Kaip dabar reikės posėlius pasėti, nežinau, reikės akėčias turbūt. Tarpinius, tiksliau, ne posėlius. Labai didelis ačiū Iva Baltijai už suteiktą galimybę pabandyti fenduką. Labai sujaukė mintis, tarp kitko. Super duper aparatas kol kas atrodo. Ratus nusipurtit. Šakės kaip įsiliejo. Rapsai drėgmės tai sočiai. Ir runkeliukams. Runkeliukus tikrais nuo fungicido reikia numušti. Nuo fungicido, gerai pasakiau? Mes turim truputėlį ligų. Sau kaip lyja.
Gerai, laikas grįžti į realybę. Atvažiavom cukrinių runkelių nusipurkšti. Biški boro. Mane technologinių nebesimato jau. Aš čia labai faina važiuoti jau jaučiu. Geras tas vendukas. Gerulis. Nu gal, kaip nors. Iš YouTube'o uždirbsim kalną pinigų. Bus galima investuoti į geležą. Su geležu gerai smagiai dirbti. Vieni pliusai. Nu ką, einam dasipilt vandens. Dasitraukti. Aš visada palieku vietos, nes atvažiuojant vis tiek teliškojas. Jo, čia su lygom tai prasileista yra miškelį per žiauriai net. Jūs taip nedarykit, aš irgi kitais metais ir nebedarysiu. Na, bet sezonas įtemptas, jie papjūta, bla bla bla, tai dabar turime dėmėtlygės. Šūdlygė dar kitaip vadinama. Tai jau dabar jau uždėsim biškį gydomų jau. Nu, bet užauga runkeliukai. Vo. Kokie tais. Aš nežinau, čia gal taip neturi būti iškilę. Nebeprisimenu aš jau. Dar vaikas buvau, kai nustojom augint. Prieš 4 metus. Dabar tai jaučia. Jo. Nepadėjo net biologiniai preparatai susitvarkyti su ligom. Gal reikėjo tos biologinius, nu, ten fungicido yra, tai gal tą fungicidą reikėjo ant viršaus išpurkšti. Kažkokį. O, kas čia taip išvertė. Va, toks va runkelis. Cukrinis. Gal kasim kokį kem tonų. Tikėkimės. Ne, tikėkimės minimum 50. Bet jau matos, nebe žalias, o rudas. Tai kažkiek esamus lapus pasaugosim, nes dar realiai mėnesis laiko kažkur turi būti lapai žali. Nes paskui, kai ateina šalnos, šaltis, vėsesnis oras, tada visą cukrų esantį lapuose perkelia į šaknį. Svorį nusiimti. Gal jis jau reikia netiltą visgi. Suksimės tiesiog taip, kad kuo mažiau išsimindyt. O reikia dar įsijungti, kad kopijuotų. Jo, čia biškį prasileista buvo. Tikrai prasileista. Bet o dieve, koks rapsas užtat gražus. Šaikas.
galas visas, šitam gale va, ligos nėra, nes vėliau runkeliai yra sudygę. Arba dėl to, kad retesni runkeliai ir jie yra visiškai švarūs. Va, jokios ligos požymių. O ten, kur didesnis kiekis runkelių, viskas yra. Šakės. Jie čia ir vėliau sudygo šitie, nes čia raudonas molis, kada drėgmės tik tais gavo, jie tada tik tai sudygo. Tai gali būti, kad prašoko tiesiog tos ligos momentą, kada jinai plito. O čia purkštuvo štangom pats tas testas. Bet aš parodysiu jums rapsiuką, negaliu. Visos kaip nulietos eilutės. Bet va, ant kiek yra skirtingai, va, pavyzdžiui, nu čia tikrai nėra tiek daug ligos. O jūsų, kad iškilė. Čia turbūt jie taip iškilė dėl to, kad buvo atliktas skutimas ir gali padą atsirėmė, nežinau. Bus matyt. Dar va sėklos kevalas net likęs. Nu, bet čia nėra jie tai baisiai murzini nuo ligų. Ką einam pasižiūrėti, kaip atrodo rapsas. Čia yra pats paskutinis pasėtas, tiesiai miežių ražieną. Nieko čia nedarėm, atvažiavom, pasėjom tik tais ir viskas. Ir čia yra jau LG Skorpionas. Bet sprakščių kiek, šakės, nežinau ar per kamerą matosi, bet va, eini ir šokinėja. Šokinėja, paskrenda ir vėl nuvaro. Va. Vai. Nu, bet žodžiu, vienu žodžiu, čia jau naktį sėta į vakarą. Kaip ir visai normaliai. Bet van kiek čia tikriausiai yra sprakščiaus darbas. Nenoriu sakyti šliužas, nes bijau aš jų. Tų gaidelių. Nes šitas laukas nebėriau aš granulių jam. Bet tikriausiai padariau klaidą. Ir čia va pusę lapo jau nebėra. Nutikrinam grumstus gal kur nors. Tupi šliužis slidas. Ką, čia kiaušinėlį padėjęs? Ne, čia yra akmenukas. Bet va, blembačka kaip pakapota. Va, vabalai visokie, kokie tik nori. Va, matot žalias? Na, žinau, ar matosi. Vaikščių, ėda čia tą rapsą. Yra didžiausia bėda, kad kada beicą nuėmė vabalinį nuo neokotinoidui, man atrodo, vadinas, nuo rapsų apvėlimo ir viskas. Ir yra žiauru jį užaugint. Blemba, va čia potuštė eilutė visa. Eik tu savo. Kodėl šitoje eilutėje nieko nėra? Gal užsikišę kažkas buvo? Nes čia šonė yra, bet čia turbūt šliaužių bus darbas. Ja. Och, tie blestvos. Ir kas svarbiausia, šitas laukas buvo skustas. Va. Suskustas.
ir privoluota paskui, pasėta, privoluota, jokio grumstelio nebuvo. Ir va, jie. Eik, tu načiart, vėl darbo atsirado. Tu kurpė, jau galėjau varstyt. Eik, tu sau. Ir tuščia, eik, tu načiart. Čia va gal daugiau kartų pravažiuota, gal lulaukiai ir viskas tvarkoj. Gal daugiau susijudino žemė. Kaip tik atrodo nuo tokios vietos va turėtų nuo... O, čia ko puikiausiai va sudygęs. Čia net realiai pabirų nėra. O, nėra. Rapso nėra. Vis dar nėra. Eik tu sau. O, nėra rapsų. Žiauru, lapai mėtosi nuėsti. Ojai. Žodžiu, baigiam vlogelį su liūdnom nuotaikom, bet kažką išspręsime, nežinau, ką dabar daryti čia su šitų gabalų. Ten tolyn žinau, kad gerai viskas, bet čia matyt, nežinau. Kaip juos išnaikint? Va čia ir klaida, kad nedėjom granulių iš karto. Vis tiek būtų jų kažkiek suėdę tie šliužai. Gerai, paspaskit, prenumeruot, parašykit komentarą. Susitiksim kitose vlogeliuose. Iki. Žodžiu, pasikeitė planai, dar neatsisveikinu su vlogeliu. Iš vieno traktoriaus šokam į kitą traktorių, balim granulių varstyti. Načiart. Prieš pat lietų galbūt. Jie gavo šiandien lietaus 15 mm vėl. Ir jie labai suįžulėjo. Tai gal kažkiek pavyks pagauti juos. Anteną susidėt, viską susidėt. Oti! Dingotis, matyt, nuėjo reikalų. O, sveikas. Oti. Reikia. Sėst. Zaglabas. Ai, geras. Gaut. Verskis. Dar šitos nelabai išeina. Gaut. Verskis. Šaunuolis sotis neturi, žinot, nieko. Bet geras ir dar turėjai be nieko. Oi, tu geras šuo.